Kągi sveiki visi, su jumis Go4Way, po su manim šiandien naujas gražuolis. Anksčiau buvo raudona dėžutė, dabar tapo mėlyna ir apsikė ne tik spalva, bet pasikeitė ir jo modelis. Dabar tai yra iJoy Limitless Plus. Kas čia geresnio, kodėl būtent reikia pirkti jį, o ne tą seną versiją? Čia padidėjo talpa, taip pat padidėjo ir bildinimo skylutės, tie post holai, tai vadinami. Dabar yra daug daugiau galimybių sukišti įvairiausių kolų, kadangi dabar čia matome yra ir Alien, ir Fused Claptonai, ir Stretch, Staple Claptonai, yra labai daug, o dabar pažiūrėkime vienu žvilgsniu, kasgi įeina į komplektaciją. Tai matome naujokam, tai yra labai faina, kad yra štai tokie Clapton coilai, taip pat matome labai didelį atsuktuvą, irgi labai patogiems varžtukams, irgi atsinaujant, pamatysime jos biškį vėliau, o dabar biškį informacijos apie jį. Kai matome dabar ir čia yra kažkokie išbraižymai, kai iš tiesų kaitikliai yra daug spalvų, mėlyna, raudona, žinau, kad yra, dabar pas mane čia yra standartinė juoda spalva, kai matome štai tokius dalys, iš kurių visas susideda, štai taip užsukamas mūsų skysčio, galima sakyti, padavimas, kadangi matome lašelį, būtent ten mes ir turime pilt skystį. Matome labai iš tiesų visą panaši funkcija kaip ir ant Kriuso, OBS Plus ar paprastos Krius versijos. Dabar įpilimas patogus, galbūt netgi ant poros milimetras skylutė įpilimų tapo didesnė, bet iš tiesų viskas veikia patogiai ir viskas veikia kaip ir turėtų veikti. Dabar šiaip porą žvilgsnių kaitiklį, o štai dabar pažiūrime, kaipgi galima jį sudėti, kaip jis sutvarkomas per visas jo dalis. Kaip matome, dabar aš naudoju ant Triad DNA 200, iš tiesų grožis nepakartojamas, veikia gerai. Tie, kas nori RDA kaitiklio, tiem iš tiesų būtent reikia tokio kaitikliuko, Limitless Plus, o kadangi RDA jau dabar paseno, čia yra RDTA, tai reiškia, kad mes galime subildinti absoliučiai tą patį, ką ant RDA, tai dabar turėsime dar skysčio tirpiklą apačioj, kuri, kaip ir minėjau, yra 6 ml. Tai, kad tai, manau, tikrai geriau už tą patį RDA, galimybės tos pačios, nereikia lašinti kas porą minučių, kai baigės mūsų skystis. O dabar nusprendžiu kokį nors paprastą bildą ant jo padaryti, dabar čia po 10 rapsų iš Kantal 22 gaudžių vėlos. Ir tokie coilai bus du, tiesiog visko dabar nefilmuosiu, o tiesiog padarysiu jos už kadro ir štai kaip atrodo mano du coilai. Belieka jos gražiai įkišti į mūsų visą deką, kuris yra iš tiesų galingas, vietos irgi yra labai daug bet kokiems skaitikliams. Kai matome ir dabar varžtukai kitaip biškai išsidėsti į viršų vienas apačioj, kas manau yra biškai patogiau negu su to čia kampiu visą laiką nedaspaust, o čia viskas garantuoja, kad tikrai užspaudimas bus normalus, nereikės dar kartą lyginti juos, labiau priveržti, gal čia atsileido, gal ne, viską labai gerai priveržė, viskas ok ir tai manau yra didelis pliusas būtent tokio tipo kaitikliams. Štai, bildas jau įstatytas, belieka jį išlyginti, kad veiktų viskas tolygiai. Čia pilnai tai nedarysiu, kadangi tai dažniausiai užtrunka daug laiko, bent jau kaip man dabar, kai matome vienas kolas nelabai tolygiai dega. Tai aš jį biškį pašlifuosiu, dar galima sakyti taip, ir jau vėliau kartu sukišime vatą ir suveikinsime, kadangi vikingas yra iš tiesų labai svarbi dalis, kadangi labai dažnai išteka bent jau ant tokių kaitiklių kaip Limitless. Aš sužinojau, kaip padaryti, kad neištekėtų, svarbiausia, kad jūsų vata turi būti tokio lygio kaip ir stikliukas, jūsų du vatos gabalai iš abiejų pusių. Apkarpo maždaug stikliuko lygis ir tiesiog vatos turi būti ne per daug, ne per mažai, kadangi būna arba palikina, arba dar kažkas. Belieka tik tai sušlapinti vatą, kad ją galima būtų lengvai įstatyti į mūsų kanalus ir tada galima dar biškį jį sutvarkyti, užpilt skysčio ant viršaus ir savaime aišku eit pagarinti. Kai matome viskas susukta, viskas suvykinta, beliko tik užsukti štai šitą tokį kepą, pro kurį mes tuoj pat pilsime skystį. Taip pat būtinai reikia sušlapinti mūsų coilus, kadangi jau bent vieną hitą padarysime, iškart gali būti dry hitas, tai kad viskas turi būti šlapia. Ir vata aplink, ir pats coilas.
Šiuo metu naudoju My Man skystį, iš tiesų neblogas, bet galima garint. Vat štai taip reguliuojamas airflowas, kas manau irgi labai gerai, kad yra kažkokia tai reguliacija, o dabar biškį pagarinkim jį ant 110 vatų. Kai matai, garų ištisai daug, skonis irgi fainas, minusų nelabai daug radau. Su jumis buvo Go for Vape, ačiū už dėmesį ir iki.